Konfliktas ar chemija? Mūsų klausytoja klausia, kaip suprasti, kad vyras slaptai turi meilužę, kokie ženklai gali tai išduoti? Ir aš tai sakau iš karto, jeigu vyras numeta 10 kg ir jisai nieko nesusirgo, tai jau gali būti. Aš galvoju, kad to tokio vieno recepto, kada galima nuspręsti, kad vyras turi meilužę, nėra. Bet jeigu jisai tampa kažkoks paslaptingas, tai slepia telefoną, pakeičia slaptažodžius, tai gal tai ir yra tas sos ženkliukas, žinai, bet irgi nebūtinai. Ernesta, kaip tu manai? Tai tikrai taip nėra to vieno požymio, ar ne, kad mes dabar ką pasakysime ir jeigu kokia moteris pamatys, sakys, va, aš išgirdau, tu taip darai, vadinasi, turi meilužę. Tai yra kompleksiškai, ar ne, tik tais mes galime pereiti tam tikrus požymius, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, ar ne? Tai pirmiausia, ką, sakyčiau, lyginti vyro elgseną, koks jis paprastai yra ir jeigu yra pasikeitimai elgesyje, tai gali būti jau ta raudona lemputė. Ir kaip jūs sakote, jeigu staiga pradėjo slėpti telefoną, ar ne? Galbūt susirūpino savo išvaizdą ir pradėjo rūpintis, bet vėlgi, na, jeigu vyras rūpinasi savo išvaizdą, tai nereiškia, kad turi meilužę. Visada gali būti. Gal tiesiog jau kelnes nebeužsisaka ir nepirksi naujų kelnių. Nebetelpa, taip sakant. Bet iš tikrųjų pagrindinis dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį moteriai, ar jis neprarado susidomėjimą ją. Ar neatsirado emocinis atstumas, gal nebenori laiko leisti kartu. Vienas labai toksai svarbus dalykas yra pasižiūrėti, ar neprasidėjo toks irzlumas santykyje. Kandus komentarai, kitą kartą net gali paradoksalu atsirasti kontrolė ir nepasitikėjimas, kuris metamas ant moters. Ai, tu manim nepasitikė, tu gal kontroliuoji, bet toks atrodo susierzinimas. Taip, bet kartais būna, kad vyrai labai meistriškai moka nuslėpti tai, kad jo gyvenime yra ne viena moteris. Kaip tada? Tikrai taip. Bet jeigu mes gyvename su vyru, na mes žinome, ar ne, tai matom, kas atsitiko. Būna situacijų, ar ne, pasidalinsiu iš klientų, ar ne, patirties. Atsirado naujas darbas, prasidėjo darbai vakare, prasidėjo komandiruotės, prasidėjo kelionės, prasidėjo išvažiavimai porai valandų kažkur, neaišku, neatsiliepia. Taip, visko gali būti situacijų ir nereikia tapti paranojikėmis, bet po to, kai paaiškėjo, kalbu iš klientų patirčių, finale, tie atvejai, kad pasirodo kažkas atsirado. Prašau. Bet nebūtinai, ar ne, mes kalbame. Bet dingsta poroje ryšys, na ir tai yra jau tie red flagai vadinami. Gerai, Ernesto. Intymumas dar vienas dalykas, pamiršau. Oi, tai faktas, kai jau lovoj prastai, tai visos vėliavos, ar ne? Žiūrėk, Ernesta, o jeigu yra taip, kaip tu ir sakai, ne, pradeda dingti pinigai, visos namie taupyklės sudaužytos, staiga kelionės, ten dovanos, bet ne tau, ką daryti tokioje situacijoje? Kartu jau matai visi ženklai, tai ką, pasistatyti ir sakyti, žinai, kaip čia, sakai tiesą? Čia vėlgi pasijungia ta pati komunikacija, jeigu mes pasisodinsim vyrą ir kas yra iš mamos pozicijos. Parodyk tu man ją, kuri ten geresnė ir gražesnė. Vėlgi, būtinas yra pokalbis ir kalbėti moterį iš savo pozicijos. Aš matau tai, aš jaučiuosi taip, aš interpretuoju, man atrodo, man kyla nerimas, norėčiau suprasti, kaip tu jautiesi santykiuose, jaučiu kalbėti faktais, ar ne? Jaučiu atitolimą, mažai leidome laiko kartu, pastebėjau telefoną, galbūt daugiau nešiesi, o nesakyti, tu pradėjai slėpti ir turi meilužę. Bus puolimas, vyras ginsis vienareikšmiškai, tada apkaltins ją kontrolę. Ir šitoj vietoj galima pakipti. Eiti per save ir tada sakyti, kaip tu jautiesi santykiuose, ko tau gal trūksta. Po to žiūrėk, gal atsivers, gal kažką pasakys, stiprinti poros ryšį. Taip pasakyti. Tai iš tikrųjų brandžiai ir oriai susėsti ir pasikalbėti kaip du suaugę žmonės. Tas geriausias sprendimas. Čia jau yra pasiekmė. Tai šiaip tai aš galvoju, kad mes moteris esam tokios kaip raganaitės truputėlį ir mes tą turim labai labai stiprų širdies, tą tokį žinojimą mes, ar ne? Ir galvoju, kad dažnai mes turime klausyti savo širdies, nes mūsų širdis niekada neklysta, klysta mes, kaip jos nepaisom. Ir mes labai gerai jaučiam, man atrodo, kada tas vyras jau eina į kairę. Tai mums labiausiai, man atrodo, reikėtų klausyti savo širdies. Taip. Būtent ženklas moteriai geriausias yra jos intuicija. Ir jeigu kilo moteriai toks klausimas, verta atkreipdėmėsi. Na gerai, moteris. O ką mes moteris darom, kai turim savo kišenėje naują berniuką? Vat moterų ženklai. Kad dabar aš jaučiuosi kažkaip blogai už vyrus. Mes irgi moteris mėgstam prisidirbti, mėgstam nueiti visas pusės. Kas pas mus? Aš tai galvoju, jau kai moteris turi vyrą, tai jinai nebeslepia jau, kai turi kitą vyrą. Jinai tiesiog pas jį išeina. O kaip Ernesta moteris keičiasi? Moteris yra daugiau tokia emocinė, ar ne? Jinai per ryšį, kitą kartą sako, moteris išduoda. Moteris, kaip sakau, tas intimumas, ar ne, tai nėra esmė, kur jinai nukreips savo energiją.
Tai, moteris investuoja į tą santykį ir jeigu atsirado naujas berniukas, reikia žiūrėti, kas su tuo senuoju, ne taip. Taip, nes iš karto blogai jaučiasi. Oi, o nebūna taip mergaitės, kad kai tu įsimylį naują berniuką, staiga tampi pati geriausia savo versiją savo senam berniukui? Aš tai galvoju, kad kai vyras susiranda moterį, tai jisai bando kažką slėpti, bando laviruoti tarp dviejų moterų, bet jau kai moteris susiranda kitą vyrą, jinai nebelaviruoja, jinai jaučiasi praeitose santykiuose nelaiminga ir dažnai nieko nekeičia ir išeina. Nebent nekerštauja, tada būna visko. Oi, nieko nėra smagiau ir blogiau už kerštingą moterį. Taip, bet vis dėlto, bet kokiu atveju mes taip prieinam, man atrodo, gražiai vienos ir bendros išvados, kad bet kokioje situacijoje svarbu, kaip nors įsikalbėti ar ne, paleisti ir arba pradėti naują kelionę jau su kitu žmogum, arba vis dėlto įsimylėti iš naujo esamą. Eteryje Ieva ir Justė.